Na va, darbas pusė padarytas. Baterija išimta, tolygiai stovi. Kontaktoriai, ryšiam, valdymo blokas. Kur vėliau turėsiu viską sujungti atgal. Ten palečiu gerai, baterija nejuda. Tai į tą pačią vietą grąžinsim. Palisim visas dulkes, visus tuos. Išleidimo aušinimo skystis, kuris vėdina bateriją. Dėl ko jame bateriją, reikia pakeisti saugiklį. PTC heater vadinasi. Saugiklį, kad pakeisti reikia bateriją, nes yra dvigubas variklis ir PTC heater žiūri į kitą pusę, kėbulo pusę, taip kad varžtai iš kitos pusės, kad juos išsukti, nori nenori, turi išimti bateriją, kitaip niekaip. Čia gal susifokusuos. Varžtai iš kitos pusės susukti, to jį atidarysim, parodysiu, kas tenais yra. Kelis kabelius atseksim, kad patogiau būtų. Nu, atidaręs saugiklio dėžę. Ten va, toli stovi. Du saugikliai. Vieną jau išėmiau, kuris perdegęs. Kitas saugiklis kontroliuoja oro kondicionieriaus elektrinę. Ir jeigu perdega, tai jisai reikia keisti. Irgi reikia taipogi bateriją išimti. Nėra taip sunku. Pakeisim, pasižiūrėsim, ar viskas veikia. Na, viskas sudėjom atgal. Nereikėjo laidų atjunginėti visiškai. Taip, kad galima pakeisti tik bateriją. Išimti reikia ir jokių problemų.